pirštą, žinai, tą esminis, va čia labai svarbu. Ten turėtų ateity gal ir padarys kada nors regitroj, kad yra klausimų, kur po vienos atsakymo neteisingo kritinė klaida, nes jisai gali turėti pasekmes labai blogas. O kiti ten tokie nėra labai svarbu, žinai, tokie kaip ir nekritinės klaidelės, ten kokie smulkmenos. Tai turėtų suskirstyti irgi, kurie tokie nesvarbios labai, tai mažos klaidos būtų, kokios irgi leistinos būtų 6, o jau kritinės tai būtų tik ne vienos, tik tai vieną padarį. Tiesiai. Turėtų išskirstyti, jie vienodai skaito. Teorijoje. Reiškia, ar tu pėstiai pervažiuosi, ar tu per liniją pervažiuosi, tai jiem tas pats. Jo, o tai linijai tai neskauda, o pėstiai tai žudyti negalima. Tai visai, tarp išvažiu. Aina, tu gerai, numatėjai. Rodėliukas pasisuko, tu labai gerai. Nes čia net tas raudonas taškas nubraižytas. Ir po to ten už 200 metrų kitas šviesaforas į kairę. Taip, persirimas. Taip. Ir jau ruošiam, nes čia paskaičiuota, kad praeina pėstieji. Jo, rodyk posūkį, dar antrą pasididini ir žiūrėsi, kaip kas tave įleidžia tas, matai, kaziuko biškį, va, puikiai. Tai va, su srautu tegu dega, va, su srautu greitėjai ir jis tave įleido, tai toks natūraliai. Čia viskas. Tai jis pakeitė va juostą, kad nereiktų jam laukti, nes. Tai va dabar į kairę, kai suksi. Praleisiu iš priekio. Taip, įvažiuot priešus ir pėsčiuosius ir pabaigti išvažiuoti. Nu, bet jau čia labai. Nu tai kas, kai žinai, tai... Kai žinai. Nu, kai žinai, nu tai kas nežino, tai žūsta. Pirmą pavarą, nes dar už jo gali būti pasislėpęs, dar čia koks pėstysis ateis tos mergaitės, aš bijau. Va, nes ten, matai, nežinau, kokiu greičiu lekia, tos mergaitės, va, kas Ai, tai reikia ir kad jos pabaigtų. Nu tai aišku, tu ten negalėsi laukti, nes tave tas paskiau, nu jis sustos gal, bet jie gali nesustos, tai. Ir toks, nu žinai, prašot gal ir galima būtų, tai gaziukas, va. Jo, bet toks, va, atlėkia Audi, matai? O, mes... Labai sudėtinga. Nu tai, kai žinai, tai įsitikini, kada jauti, kada spėsi. Kaip per gatvę eini, jauti, kad pereisi, nesuvėžins tavęs, tai eini, o jeigu... Jau kad dar vieną laukia, tiesiog raudoną, ar ne? Ar jau čia vaizdas? Ne, tai tu pabaigi išvažiuoti, čia grįžkim biškį, nes regitrininkai nenori, kad lenkt ant perėjos. Tai mes va čia neužstatyta, tai taip, tu dar vėl rodom kairį ir vėl lenkiam toliau. O tu pabaigsi išvažiuoti, pabaigtum išvažiuoti, tie dar gauna geltonos pauzę ir tu jau nevažiuoja ir tu jau pabaigi išvažiuoti. Tau dar ten lieka kokios 5 sekundės ir tu dabar bus vėl į kairę, tai rodom kairį. Palauksiu, kad čia nežinau, kaip greit važiuoja, nu dabar... Ja, jis gali padėti greitai. Nu, spėsim tas garankų vaikas, tai visai nekartoja. O čia jiem trikampiukas matosi. Tai, o kitos sankryžoje mes suksime į kairę. Nėra, priešų nėra. Ir sankryžai suksime į dešinę. Aha, ir tik dabar zona baigėsi. Jo, tai va čia tose siaurose sudėjo, kaip Vokietijai. Pėsčiųjų nėra. Spėsim, nes...
jeigu mes į kairę, tai gal užsiimkim, nes čia jau kamštukai darosi. Išjunkim, bus ten Višinskio, ta link prisikėlimo bažnyčios. Čia biskį va paliekam to jo. Galim dabar judėti, ar ne? Tilpsim ten. Tilpsim, o puikiai. Nu, vat, už 70 metrų suksim į kairę. Jas perė biškį, kad neliktume. Ir dabar. O ten Višinskis bažnyčia. Tau tiesiai į bažnyčią važiuosim. Mes paskui galėsim prie tos iki, ar ne? Aikštelės tau reikės. Man nėra skirtumo. Ai, nėra skirtumo. Pašunuosi, viskas gerai. Su pirma. Kišam nosį, įsitikinę atstumą greitį. Viskas gerai. Spėsi? Taip. Gerai. Ir pėsčiųjų nėra. Nes to pačiu, čia vienpusis. Nes to pačiu pėsčiųjų, kad nereiktų ten laukti ant tau priešinės juostos, kad nereiktų sustoti. Nepastebėjau, kad vienpusis, tai būčiau grįžinėjus. Aha, jo, čia šitas Višinskio į bažnyčią, tai vienpusis jau senokai padarė. Ta anoj pusė užros vienpusė, čia vienpusė. Viena pusė, kad nesiauros gatelė. Čia jie stopukus turi, bet mes įsitikim, kur tie stopukai pas juos uždėti. Va ten, va stopukai. Tik bežiūrėdama nepames kelią, biškį. Blogiausia atveju būčiau sustojus. Nu, tai jo, nes čia būdavo avarijų, žinai, bet uždėjus stopukus kažkaip jau važiavo. Tai kad arčiau tos stopukus truputį galėjo, kad matytųsi labiau ir tiek. Nu, jo, turėtų uždėti pagrindinio kelio ženklą. Ar jiem linijos matytųsi, žinai, nu, bet mum pagrindinio. Nu, bet, žinai, labai jau ir taip keliam daug lėšų. Mes tiesiai, tai mum galim likti šitoj, nes ten vėl stovinčių bus. Tai galim likti šitoj. Bet sustojus. Būtinai. Prie stomšio. Užtenka čia ar arčiau. Jo, čia va, nu tai tas ženklas čia panašiai, tai va, o tada prikišus nosį būtinai, va čia va, pažiūrėk abi pusės. Nėra? Nėra, gerai. O gale gatvės tada bus į dešinę, nuvažiuosim prie to iki parduotuvės. Tai va, dar kartą pakartotas ant pusės, nes čia kas įvažiuoja iš tos gatvelės, jau jiem vėl informaciją uždėti. O ir ten padarėm ant pusė, anksčiau buvo dvi pusės, aha, dabar žinosiu. Žemaičių, aha, čia būdavo jinai dvi pusė. O jau patogu čia dabar tiesiai važiuoti, pasisuksit? Patogu ir ten, jeigu ten toliau. Gerai, tai tada ten aš paskiau man išvažiuoti lengviau net bus, nes tai tiesiai. Labai gerai.
Nėra greitokių, nėra. Labai gerai. Pusė. Išmoksiu savo gatvę važiuoti. Kaip įdomiai, vien pusė, o ten iš tos gatvelės tai trikampiukas be privalomos į dešinę, tai tas prieš į tą pusę, tai jeigu tu nori į kairę vien pusę, nuo kairio tai tada su tuo susidari. Nu, nedastatė ženklo dar iš to ženklių. Nu, bet turėjo tada už tos sankryžėlės pastatyti. Nu, bet žinai, jau čia mes valdom greitį ir sveikų protų vadovaujamės, jeigu ne visur idealiai pastatyti ženklai. Tai aš tikrai ne vien pusės, tai aš jau abiem važiuoju. Von nežinau net. Aš va šitoj Žinai. vietoj kažkur galiu tą sustoti. Tai rodyk Dešinę. dešinį, bet žinai, čia nelabai gerai. Tai gal užsukus va galėsi sustoti, nes čia tas sankryžas skaitytųsi, kad nu negali. Tai tada va čia ženklo nėra, 5 metrai nuo sankryžos, o ir čia va gali sustoti. Ir tai ten toliau nevažiuok, nes 5 metrai nuo kiemo ir paskiau ten jau užstatysi va. Va, mes taip tada padarysim.